Sveiki, šiandien yra 4. kubietiškos salsos pamoka Lietuvoje. Pradėkime šokti. Gerai. Šiandien mes susipažinsime su dar vienu kubietiškos salsos žingsniu, kuris vadinasi enčiūtė. Iš pradžių prisiminkime salsos ritmą. 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ir 1, 2, 3. O dabar pasikartokime pagrindinį kubietiškos salsos žingsnį, žinoma kaip cumbia step. Ir atgal pirmyn į šalį, atgal pirmyn į šalį, atgal pirmyn į šalį, atgal pirmyn į šalį. Dabar mes galime judėti enčiūtė naujo žingsnio link. Jis yra labai panašus į salsos pagrindinį žingsnį, tačiau pasisukti reikia šiek tiek daugiau. Pradėkime su dešinė koja, žengdami atgal. Ir atgal, pirmyn, atgal, užbaigdami posūkį iki pusės rato dydžio. Ir su kita koja padarykime lygiai tą patį. Ir atgal, pirmyn, atgal, atgal, pirmyn, atgal, atgal, pirmyn, atgal, atgal, pirmyn, atgal. Ir tai yra viskas, ką reikia žinoti apie enčiūtę žingsnius, šokamus po vieną. Dabar pabandykime sušokti enčiūtę poroje. Tam mums prireiks praeitos pamokos siurprizinio naujo žingsnio, kuris vadinosi kuopėja. Prisiminkime, kaip jis atrodo. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Iš tikrųjų, pažįstamas žingsnis. O dabar, ką reikia žinoti prieš pradedant šokti enčiūtę. Vyrai turi pakelti šiek tiek savo kairę ranką ir paimti damos dešinę ranką iš viršaus. Vyrų žingsniai yra tiesiog pagrindiniai kubietiškos salsos žingsniai, o damos šoka ką tik išmoktus po vieną enčiūtę naujų žingsnių. Ir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pabandykime šokti enčiūtę dar kartą. Vyrai pakelia kairę ranką, paima damos dešinę ranką iš viršaus ir šokame enčiūtę. Ir 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ir pabandykime sudaryti tai su guopėja. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 ir enčiūtė. Ir 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dar vieną kartą, kad būtų užtikrintai. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jūs ką tik susipažinote su viena pagrindinių minčių kubietiškoje salsoje, kuri vadinasi enčiūtė. Šio nuostabaus pavasario ir 4. kubietiškos salsos pamokos Lietuvoje proga mes su Dovilė norime jums pasakyti kai ką svarbaus. Hasta Manjana!